dalinai tai faktiškai to viso viršūnėlė yra Bilderbergo grupė. Visas tas komitetas apsigyvenęs yra Pietų Afrikoje. Pietų Afrikoje chemtrailų nėra. Ten nepurškia chemtrailų. Ten daromi kiti orai, bet pačioje Pietų Afrikoje chemtrailų nėra. Teko daug kartų žiūrėti. Bet Didžioji Britanijoje Bilderbergai irgi gyvena, Amerikoje gyvena, dalis visi Rothschildai, Rockefelleriai. Net turi visokias nuo elektromagnetinių bangų apsaugas savotiškas, elektroninės netgi. Ir naudoja maistą kitokį, ir naudoja visokius kitokius vitaminus ir papildus, kurie tos visus sunkios metalus tiesiog iš organizmo išneša. Tai kas yra sudėtyje šitų chemtrailų, tos chemijos sudėtyje? Ten galima rasti ir stroncio, ir bario, ir acetoną, ir ko tik norit, ir net vario junginių, ir aliuminio, daugiausia aliuminio dulkės, nanodalelės. 30 kartų mažesni dalykai už patį plauką. From the first test in precipitation in spring of 06 that tested 7 parts per billion, we've since had tests that have escalated as high as 3,450 parts per billion. That's a 50,000% increase in aluminum. I sent this water, see it's right there, it says backyard rain gauge. Aluminum, 1,010 micrograms per liter of aluminum. And here's barium, 8 micrograms per liter of barium. And this is from the labs up in Redding, California. This is a certified government report. And here's what normal is. I asked them what would be normal. 0.5 would be normal. For aluminum? For aluminum. And the maximum allowed in drinking water, they said 50 micrograms per liter. And government action required at 1,000. Well, we're over 1,000. Tai tas kiekis jisai iš karto nekenkia, jisai nėra mirtingas, bet per ilgą laiką, kada susikopia žmogaus kraują, tai žmonėms pirmiausia ženklas viršinimas pablogėja, atmintis, susikaupimas, koncentracija. Ir vėliau vyresnio amžiaus žmonės paprastai labai greitai susirga Alzheimerio liga, kada būtent kenčia nervų sistema ir kraujo apytaka. Būtent nusikemša kapiliarai nuo aliuminio dulkių. Nuo tų nanodalelių. O to yra labai suinteresuotos farmacijos kompanijos. Taip, nes tada draudimas gauna nuolatinį klientą ir jisai nuo 50 kažkelių metų žmogų globoja savo vaistais. Kiekvieną dieną išrašomos porcijos ir jie yra užgarantuoti pelnu. Tai dėl to, kad dauguma, jau ir statistiškai yra įrodyta, kad dauguma žmonių miršta būdami širdininkais. Taip, nes tiesiog dulkės užkemša kraujagyslės ir gavę tai saulės. Ne dėl savo gyvenimo būdo, ne dėl savo masės ir kūno svorio, o dėl to, kad yra vykdoma toks išpuolis iš oro, būtent su sunkiais metalais. Taip, bet ten, dar įdomesnis yra. Čia viena tik iš versijų, nes chemtrailų purškimas yra daugia funkcinis. Antras dalykas dar yra, kad tos aliuminio, pavyzdžiui, nanodalelės, jos savotiškai tarnauja kaip ir antena ir papuolę į žmogų, jie tampa kaip ir imtuvas ir tada galima jį tam tikrais dažniais, radio dažniais arba mikrobangom paveikti žmogų. There's a lot of people around here that have a really lot of strange ideas, and I think many of them are pretty bizarre. Michelle Angbritson keeps the HARP computers from freezing up in between visits from the military scientists. Do you know, do you understand what they're doing here when the scientists come in? You mean when the scientists come in and shoot the beams up? Yeah, they're shooting the beams up, and I think that heats a little small space in the ionosphere. Zap incoming missiles, disrupt global communications, and engineer the weather. And ready? There's one more. Some people believe the technology being tested here could be used for sinister projects involving humans. Radio waves messing around with people's brain waves. And guess what? The military denies this one, too. It was all kept a deep, dark secret by the two superpowers. Back in the 60s, the Soviets began zapping the American embassy in Moscow with a low-frequency beam. No one knows for sure what they were up to, but one theory is that they were trying to mess with people's central nervous systems. And one report did say the diplomats got depressed a lot. And hey, just think of all the nifty applications against the enemy. Why blow people up when you can drive them crazy? Padaryti arba depresiją, bet vėlgi čia žaidžia farmacija. Farmacija, kur nusėda šitie sunkieji metalai? Maisto gamintojai.
vėlgi jie čia žaidžia su šito dalyku. Maisto gamintojai? Maisto gamintojai taip pat. Kur? Greito maisto. Tai kam greito maisto gamintojams? Reklama. Tada žmogus nenueina televizorius, blogas oras, žmogus sėdi prie televizorius. Tada užsisakė pizzą arba čipsus, dar kažką tai ir valgo. Ir jisai tame maiste irgi gauna tokius papildus, kurie padaro jį nuolatinių klientų to maisto. Jis jau kito maisto nerenka. Ten irgi savotiškas yra medžiagos, ten yra alus ir visą kitą, galima ten surinkti viską ir Coca-Cola, kurie nuolatos reikalaus, tiesiog kai patekęs tas maistas į žmogaus organizmą, jis nuolatos trauks tą patį maistą, jis jau kito, nenorės daržovių ar valgy dar kažko tai, bet lygiai tą patį būtent. O dar kieno klientų jisai tampa? Kam dar yra? Tiesiog pavaldomas nuo visko, jisai tiesiog faktiškai netenka savo smegenų ir jisai tampa kaip biorobotas. Paklusnė velė. Tai pasakė per reklamą pirkti pampersus ar dar kažką, tai jisai perka. Jeigu pasakė, kad kelionės geros, tai ten jisai kažkur važiuoja. Gal ne tik dėl reklamos, bet ir tos propagandos, kur va dabar ypač iš politinio žiūrint, iš politinės pusės. Taip, pasakė, kad ten Rusai puola. Rusai puola, jo, Rusai priešai ir pirmin ir galvoja, kad taip yra. Tai ištakos, Bilderbergo grupė visa šita yra. Nu, o vykdytojas? Tada žemesnis sluoksniai. Pagrindinis vykdytojas, galim teikti, kad NATO? Tai tik tai vienas iš tų daugelio. NATO yra tik tai, jie aprūpina Europoje apie 90% degalais visus oro uostus NATO. Ir išvedžioti vamzynę NATO degalų per 18 Europos šalių. Vamzdžiai teka maždaug sudėti apie metro gilyje, aprūpina visus oro uostus Europoje. Tai įsivaizduokit, netgi Rusijos lėktuvas, nuskridęs į Londoną, jisai papildomas yra NATO degalais. Todėl, kai kada žmonės gali pamatyti, kad Rusijos avialinijų lėktuvas skrendantis iš Londono į Sankt Peterburgą purškia chemtrailus, bet tai ne piloto kaltė. Aš stebėjau, ten dalinai purškiama ta chemija, bet jinai gan nesunkiai naikinama ir išnyksta, bet taip daroma. Kiek valstybių, atskirų valstybių vadovai, tarkim, ar ten ir premjerministrai ir tie patys prezidentai yra informuoti va šituose reikaluose? Aš manau, kad tik tai dalinai tie žmonės, kurie turėtų žinoti tai, galbūt ne visi ir nebūtinai aukščiausio rango, apie tai informuoti, galbūt susiję tie žmonės, kurie deda parašą ant pinigų paskirimo. Net Lietuva paskyrė pinigų sumą ir apie tai buvo paminėjęs net pats Rolandas Paksas, kad apie 11 milijonų 870 tūkstančių litų buvo paskirta orų modifikacija dėl šiltnamio efekto. Australija sumokėjo 11 milijonų 2011 metais rudenį ir gavo potvynį, labai didelį ir ten nukentėjo labai daug žmonių. Tai gavo potvynį dėl to, kad per mažai sumokėjo? Persistengė. Modifikacija persistengia prašiausiai. Apie pačių orų modifikaciją pašnekam. Ką gali padaryti tie visi sukurti debesis dirbtiniai ir nuo iki? Faktiškai jie buvo pirmą kartą masiškai panaudoti Vietnamo kare, kada amerikiečiai purškė viršui Vietnamo debesis ir darė lietų. One day it started raining and it didn't quit for 4 months. We've been through every kind of rain there is. Little bit of stinging rain and big old fat rain. Rain that flew in sideways, and sometimes rain even seemed to come straight up from underneath. Ir paskandino visą Vietnamą ir kada Vietnamo kariškiai buvo slėpėsi urvuose ir iš ten jų negalėjo niekas iškrapštyti, buvo labai sunkus pasipriešimas didelis, tada užpylė vandenį tiesiog, pridarė lietaus ir ten lyjo amžinai. Ir plius, aišku, į tą lietą įdėjo tam tikrų vitaminų ir jie, aišku, ir iki dabar dar turi įtakos žemdirbystėje Vietname. Ir gimstamumą ir taip toliau. Ten viskas suniokojo, iš tikrųjų. Va ten buvo oficialiai, kaip sakyti, stambių mastų panaudoti chemtrailai. Bet jeigu valstybė, pavyzdžiui, kad ir ta pati Angela Merkel, kur čia jau per šios metus jinai jau gavo antrą normalų rimtą potvynį, jinai žino, kad kažkas orus modifikuoja, o kitaip tariant, ant tavo galvos, ant tavo valstybės gali užsiųsti ir potvynį, ir uraganą, ir ką tik tai nori. Tai kaip jinai tyli, kodėl tai leidžia? Aš manau, kad ji šito nežino. Antras dalykas, čia vėlgi žaidžia ir draudimo kompanijos, ir visokios kitokios, kurios dalyvauja tose gelbėjimuose darbuose. Netgi Rusija, pavyzdžiui, apie tų ypatingų
katastrofų, ten likvidavimo, tie komitetai visokie, jie turi savo padalinius ir visą kitą, ten skirstamos didelės lėšos. Ten visas žaidimas verda viskas. Ir jiems daugeliu į naudą netgi tie potviniai. Aš nemanau, kad patys tie vadovai didieji ne visi žino. Nėra jie ten visi tokie durni. Kaip teko su vieno Lietuvoje atstovu kalbėtis televizijos, aš bandžiau prašnekti apie tai, tiesiog parodė animaciją man prie kompiuterį, kad Amerika mus gelbsti nuo saulės spindulių ir viskas. Jie visi prikimšti va šitą informaciją netikra, pseudo. Jie parodo animaciją. Vat saulė, šiandien pliuptelėjo tiek ir tiek procentų ir jeigu ne amerikiečiai, mes būtume numirę. Bet tai čia yra tik tai tiesiog užsklanda kažkokia tai, melo užsklanda.